Sveikas, noriu, kad mes aptartumėm vieną klausimą. Polimialginis reumatas. Papasakok, prašau, apie šitą ligą. Polimialgija reumatika – tai uždegiminė liga, kuri dažniausiai pasireiškia vyresniems nei 50 metų amžiaus žmonėms. Šios ligos esmė – didelis sąnarių ir raumenų skausmas, dažniausiai pečių ir klubų srityje. Žodis polimialgija iš esmės reiškia daugelio raumenų skausmas. Tai nereiškia, kad paveikiami raumenys tiesiogiai, tačiau aplinkiniai sąnariai sukelia stiprų skausmą ir standumą, ypač ryte arba po ilgalaikio neveiklumo. Pagrindiniai polimialgijos reumatikos simptomai yra sąnarių standumas, skausmas ir uždegimas, o pacientai dažnai jaučiasi itin pavargę, gali sumažėti apetitas, kartais net prarandamas svoris. Priežastys nėra tiksliai žinomos, tačiau manoma, kad tai gali būti susiję su imuninės sistemos sutrikimais arba genetiniais ir aplinkos veiksniais. Gydymui dažnai naudojami kortikosteroidai, kurie greitai sumažina uždegimą ir skausmą. Dėl šių vaistų poveikio pacientai dažnai jaučia greitą palengvėjimą. Svarbu tai, kad nors kortikosteroidai efektyviai malšina simptomus, jų vartojimas turi būti kruopščiai prižiūrimas dėl ilgalaikių šalutinių poveikių. Aš esu labai įvairiai užtikusi literatūroje. Vieni tai laiko autoimuninę ligą, kiti nelaiko autoimuninę ligą. Pakomentuok, prašau, šitą atvejį. Polimialgija reumatika yra įdomus atvejis, nes ji tikrai kelia diskusijų, ar tai yra autoimuninė liga. Kai kurie mokslininkai ir gydytojai ją priskiria autoimuninių ligų kategorijai, tačiau ne visi su tuo sutinka. Skirtingų nuomonių pagrindas slypi tame, kaip ši liga vystosi ir kokie mechanizmai ją sukelia. Vienas argumentų palaikančių polimialgijos reumatikos autoimuninę prigimtį yra jos atsiradimas dėl pernelyg aktyvios imuninės sistemos, kuri atrodo puola savo paties audinius ir sukelia uždegimą. Autoimuninių ligų esmė – klaidingas imuninės sistemos atsakas, kai organizmas atakuoja savo audinius. Ir tai, ką matome sergant polimialgija reumatika, šiek tiek primena šį modelį. Uždegimas būdingas šiai ligai nėra susijęs su infekcija, todėl manoma, kad jis gali būti iššauktas būtent imuninės sistemos veiklos. Vis dėlto kiti specialistai abejoja autoimuniniu modeliu ir teigia, kad tai yra uždegiminė, bet ne autoimuninė liga. Jie pabrėžia, kad trūksta tam tikrų autoimuninių ligų žymių, kaip pavyzdžiui specifinių autoantikūnų, kurie dažnai aptinkami kitose autoimuninėse ligose. Taip pat polimialgija reumatika dažnai pasireiškia kartu su laikine arteritu, milžiniškų ląstelių arteritu, kuris yra uždegiminė, bet netiesiogiai autoimuninė liga. Šis ryšys verčia kai kuriuos specialistus manyti, kad polimialgija reumatika gali būti labiau su amžiumi susijęs uždegiminis atsakas, o ne klasikinė autoimuninė liga. Taigi šiuo metu polimialgija reumatika yra laikoma uždegiminė liga, kurios kilmė nėra iki galo išaiškinta. Dalis mokslininkų ją priskiria autoimuninių ligų spektrui, o kiti uždegiminėms ligoms, kurios gali kilti dėl kitų mechanizmų. Kaip supratau, tu labiau susitelki į klasikinį požiūrį, klasikinė medicina, klasikinis mokslas. Tačiau norėčiau tavęs paprašyti, gal galėtum išplėsti į alternatyvius požiūrius, kokių dar yra požiūrių apie šitą diagnozę. Funkcinėje medicinoje polimialgija reumatika dažnai aiškinama šiek tiek kitaip nei klasikinėme medicinos modelyje. Čia dėmesys nukreipiamas į viso kūno būklę ir į tai, kaip įvairios sistemos tarpusavyje sąveikauja. Pavyzdžiui, funkcinė medicina polimialgija reumatika gali matyti kaip kompleksinį atsaką į daugybę veiksnių, tokių kaip imuninės sistemos disbalansas, lėtinis uždegimas, oksidacinis stresas, hormoniniai pokyčiai ir net žarnyno mikrobiomos disbalansas. Viena iš alternatyvių hipotezių – ši liga gali būti susijusi su lėtiniu uždegimu, kurį sukelia mityba, aplinkos toksinai ar žarnyno pralaidumas. Funkcinėje medicinoje dažnai tikima, kad toksinės medžiagos, pavyzdžiui, sunkiųjų metalų likučiai ar pesticidai, gali sukelti organizmo uždegiminį atsaką. Toksinis krūvis gali prisidėti prie sisteminio uždegimo ir sukelti panašius simptomus, kurie matomi sergant polimialgija reumatika. Kitas svarbus aspektas – žarnyno ir imuninės sistemos ryšys. Funkcinės medicinos požiūriu, disbalansas žarnyno mikrobiomoje, pavyzdžiui, bakterijų perteklius ar tam tikrų bakterijų trūkumas, gali sukelti pralaidų į žarnyną.
Pralaidumas leidžia bakterijų toksinams patekti į kraujotaką, skatindamas sisteminį uždegimą ir galbūt prisidėdamas prie sąnarių ir raumenų skausmo. Šiuo atveju dėmesys gali būti nukreiptas į mitybos keitimą, probiotikų ir priešuždegiminių maisto papildų naudojimą, siekiant sumažinti uždegimą. Funkcinė medicina taip pat pabrėžia hormoninį balansą. Polimialgija reumatika dažniausiai pasireiškia vyresnio amžiaus žmonėms, todėl funkcinės medicinos specialistai gali ieškoti hormonų, ypač kortizolio disbalanso. Kortizolis yra antinkščių hormonas atsakingas už uždegimo valdymą. Jei antinkščiai yra nusilpę arba kortizolio lygis svyruoja, organizmo gebėjimas kontroliuoti uždegimą gali sumažėti. Čia gali būti taikomi antinkščių stiprinimo protokolai, tokie kaip adaptogenai, pavyzdžiui, kaip ašvaganda arba streso valdymo technikos. Taigi, funkcinės medicinos požiūriu polimialgija nėra tiesiog uždegiminis atsakas. Ji gali būti kūno reakcija į daugelį veiksnių, įskaitant mitybą, toksinus, hormonų pokyčius ir žarnyno mikrobiomą. Tokiu būdu gydymas gali būti holistinis ir orientuotas į viso kūno balansavimą, o ne tik į uždegimo slopinimą kortikosteroidais. Man surezonavo uždegiminis požiūris. Gal galėtum plačiau pakomentuoti, kaip atrodo uždegimo žymenys kraujo tyrimuose šios ligos atveju? Polimialgijos reumatikos atveju uždegiminiai žymenys kraujo tyrimuose dažnai padeda nustatyti ligą, nes jie parodo sisteminį organizmo uždegimą, kuris būdingas šiai būklei. Dažniausiai atliekami tyrimai apima eritrocitų nusėdimo greitį ir C reaktyvųjį baltymą. ENG eritrocitų nusėdimo greitis yra vienas iš pagrindinių rodiklių, rodančių uždegimo buvimą organizme. Sergant polimialgija reumatika, NG reikšmės paprastai būna padidėjusios, nes esant uždegimui kraujo ląstelės nusėda greičiau. NG tyrimas yra gana jautrus uždegimo rodiklis, tačiau ne visada konkretus, nes jis gali būti padidėjęs ir kitų uždegiminių ar infekcinių ligų atvejais. CRB, C reaktyvus baltymas, yra dar vienas svarbus uždegimo žymuo. Polimialgijos reumatikos metu CRB lygis kraujyje paprastai yra žymiai padidėjęs, nes šis baltymas gaminamas kepenyse reaguojant į uždegimą. CRB yra specifiškesnis rodiklis nei NG ir gali padėti stebėti uždegimo intensyvumą bei organizmo atsaką į gydymą. Kai uždegimas sumažėja, CRB lygis taip pat greitai krenta, todėl šis žymuo padeda stebėti gydymo efektyvumą. Taip pat kartais tyriamas fibrinogenas, kuris yra uždegimo ir kraujo krešėjimo rodiklis. Fibrinogeno lygis taip pat gali būti padidėjęs dėl organizme vykstančio uždegimo. Fibrinogenas skatina kraujo krešėjimą ir padidina kraujo klampumą. Todėl kai kurie funkcinės medicinos specialistai mano, kad jo kiekio reguliavimas gali padėti kontroliuoti uždegimą. Polimialgija reumatika nesukelia specifinių autoantikūnų, kurie yra būdingi autoimuninėms ligoms, tokioms kaip reumatoidinis artritas ar sisteminė raudonoji vilkligė. Dėl šios priežasties autoantikūnai, pavyzdžiui, reumatoidinis faktorius ar antikūnai prieš branduolius, dažniausiai yra neįgiami. Šis aspektas padeda diferencijuoti polimialgiją reumatiką nuo kitų autoimuninių ligų ir patvirtina uždegiminį, o ne autoimuninį pobūdį. Taigi, polimialgijos reumatikos atveju pagrindiniai uždegimo žymenys yra padidėję ENG ir CRB, o autoantikūnai paprastai nėra nustatomi. Šie rodikliai leidžia stebėti uždegimo lygį ir vertinti gydymo poveikį, todėl yra labai svarbus ligos diagnostikai ir kontroliai. Dar norėčiau tavęs paprašyti, kad išryškintum visus diagnozavimo punktus, kaip ši liga tiksliai yra diagnozuojama. GERD klinikiniai simptomai. Ryškus skausmas ir standumas pečių ir klubų srityse, ypač rytais arba po ilgo poilsio. Taip pat dažnai būna nuovargis, apetito stoka ir svorio kritimas. Uždegiminiai žymenys kraujyje, padidėjęs eritrocitų nusėdimo greitis ir C reaktyvusis baltymas, rodantis sisteminį uždegimą. Trič, autoantikūnų nebuvimas, nėra specifinių autoreumatoidinio faktoriaus ar antikūnų prieš branduolius, kas padeda diferencijuoti nuo kitų autoimuninių ligų, tokių kaip reumatoidinis artritas. Aterijos. Atsakas į kortikosteroidus. Pacientus dažniausiai būna greitas palengvėjimas pradėjus gydymą kortikosteroidais, kas stipriai patvirtina diagnozę. Šie 4 punktai – klinikiniai simptomai, nespecifiniai uždegimo žymenys, autoantikūnų nebuvimas
ir teigiamas atsakas į kortikosteroidus yra esminiai diagnozuojant polimialgiją reumatiką. Dabar noriu tavęs paprašyti, kad labiau pasigilintumėm į mytybą. Kokių mytybų atvejais yra pranešti teigiami pagerėjimai? Aptark, prašau, mytybas. Polimialgijos reumatikos atveju, funkcinės medicinos požiūriu, mytyba dažnai fokusuojasi į uždegimo mažinimą, nes sumažintas uždegimas gali padėti valdyti simptomus ir sumažinti skausmą. Tyrimai ir žmonių patirtis rodo keletą pagrindinių mytybos modelių, kurie gali būti veiksmingi. Pirma, antiuždegiminė dieta. Ši mytyba apima daug antioksidantų turinčių daržovių, sveikų riebalų, ypač omega-3 riebalų rūgščių iš žuvų, linų sėmenų, chieseklų, uogų, prieskonių, pavyzdžiui, ciberžolės ir imbiero, kurie turi priešuždegiminių savybių. Tikslas yra sumažinti uždegimą per mytybą, vengiant rafinuotų angliavandenių, cukraus, perdirbtų produktų ir transriebalų. 2. Viduržemio jūros dieta. Ši mytyba dažnai laikoma geriausių antiuždegiminių dietų dėl jos pagrindo - vaisių, daržovių, sveikų grūdų, riešutų sėklų, alyvuogių aliejaus ir nedidelio kiekio liesos mėsos, ypač žuvies. Viduržemio jūros dieta turtinga omega-3 riebalų rūgštimis ir antioksidantais, kurie gali padėti slopinti uždegimą. Ketogeninė dieta. Kai kurie tyrimai rodo, kad ketogeninė mytyba, kurioje sumažinamas angliavandenių kiekis ir vartojami didesni sveikų riebalų kiekiai, gali turėti priešuždegiminį poveikį. Ketozės būsena gali padėti sumažinti oksidacinį stresą ir sumažinti uždegiminių mediatorių gamybą. Tačiau ši dieta turi būti taikoma atsargiai, prižiūrint specialistui, nes ne kiekvienam ji gali būti tinkama. Eliminacinė dieta. Tam tikri žmonės pastebi, kad tam tikri maisto produktai, kaip pieno produktai, glitimas ar kiti alergenai, gali pabloginti uždegiminius simptomus. Eliminacinė dieta leidžia identifikuoti ir pašalinti galimus maisto alergenus ar dirgiklius, kurie skatina uždegimą. Žarnyno sveikata ir mikrobioma. Funkcinės medicinos požiūriu labai svarbus yra žarnyno mikrobiomos balansas. Pralaidus žarnynas arba disbiozė gali skatinti uždegimą visame organizme. Todėl rekomenduojama įtraukti probiotikus, prebiotikus, skaidulinių medžiagų turinčius maisto produktus ir fermentuotus produktus, kaip raugintos daržovės ar kefyras, kurie padeda palaikyti sveiką mikrobiomą. Sąmoningas cukraus ribojimas. Cukrus ir perdirbti angliavandeniai skatina uždegimą. Sumažinus cukraus vartojimą ir atsisakius perdirbtų maisto produktų, galima sumažinti uždegimą ir padėti stabilizuoti energijos lygį. Nors polimialgijos reumatikos atvejai skirtingi, daugelis žmonių praneša apie teigiamus rezultatus, kai taiko priešuždegiminę arba viduržemio jūros dietą, mažina cukraus ir perdirbtų produktų vartojimą ir atkreipia dėmesį į žarnyno sveikatą. Funkcinėje medicinoje rekomenduojamas požiūris apima ne tik maisto pasirinkimą, bet ir individualų reagavimą į tam tikrus produktus, kas padeda tiksliai pritaikyti mytybą kiekvienam žmogui. Ar būčiau teisi sakydama, kad pirmiausia, didžiausią savo dėmesį nukreipkime į žarnyną? Įtikime savo žarnynui, padarykime taip, kad nejaustumėm virškinimo diskomforto, kad reguliariai tuštintumėmės, kad nejaustumėm jokių maisto netoleravimo požymių. Ir tada, nuraminę žarnyną, įtikę jam galime tikėtis, kad organizme prasidės gilesni sveikimo procesai. Taip, tu būtum teisi, nes funkcinėje medicinoje žarnynas dažnai laikomas sveikatos pagrindu, ypač kai kalbama apie uždegiminės ligas, tokias kaip polimialgija reumatika. Žarnynas ne tik atlieka maistinių medžiagų įsisavinimo funkciją, bet ir yra glaudžiai susijęs su imuninės sistemos veikla. Apie 70% imuninės sistemos ląstelių yra tiesiogiai susijusios su žarnynu. Kai žarnyno sveikata pagerėja, sumažėja uždegiminiai procesai, organizmas mažiau patiria autoimuninį ar uždegiminį stresą, kuris yra būdingas polimialgijai reumatikai. Jei žarnynas veikia sklandžiai, nėra pralaidumo, nėra disbiozės, o virškinimas ir tuštinimasis yra reguliarūs ir be diskomforto, sumažėja toksinų ir uždegimą skatinančių molekulių patekimo į kraujo taką tikimybė. Dėl to imuninė sistema tampa mažiau apkrauta ir gali geriau nurimti. O tai labai svarbu uždegiminių ligų atveju. Taigi, siekiant kontroliuoti polimialgiją reumatiką, pirmasis žingsnis - užtikrinti žarnyno sveikatą.
Sutelkti dėmesį į maistą, kuris gerina virškinimo sistemos būklę ir išvengti tų produktų, kurie sukelia diskomfortą ar netoleravimą. Kai žarnynas nurimsta, visam kūnui sudaromos geresnės sąlygos pradėti gydymo procesus. Pagal tai, ką tu sakai, tai geriausia skamba eliminavimo dieta, kad reikėtų surasti, individualizuoti mitybą, surasti savo asmeninius trigerius, suprasti savo asmeninius polinkius ir tada tikėtis, kad pradės vykti sveikimas. Būtent. Eliminacinė dieta yra viena iš efektyviausių priemonių, kai siekiama suprasti, kurie maisto produktai gali skatinti uždegimą arba sukelti diskomfortą, ypač tokių ligų kaip polimialgija reumatika atveju. Ji padeda identifikuoti maisto trigerius, kurie sukelia simptomus, o tai gali būti labai svarbu mažinant uždegimą. Pirmiausia, eliminacinė dieta reikalauja pašalinti potencialiai uždegimą skatinančius ar nepakantumą sukeliančius produktus, tokius kaip glitimas, pieno produktai, cukrus, dirbtiniai priedai, perdirbti maisto produktai ir net kai kurie ankštiniai ar riešutai. Pašalinus šiuos produktus skiriama laiko stebėti, kaip kūnas reaguoja be jų, ar mažėja skausmas, pagerėja energija, virškinimas. Vėliau, palaipsniui gražinant vieną produktą po kito, galima tiksliai nustatyti, kurie maisto produktai skatina uždegimą ar sukelia diskomfortą. Tai leidžia kurti ilgalaikę individualiai pritaikytą mitybą, kuri padės ne tik valdyti polimialgiją reumatiką, bet ir pagerins bendrą sveikatą. Taigi, eliminacinė dieta tai savotiškas tyrimo procesas, kuris leidžia suprasti savo kūną ir suteikia galimybę vėliau integruoti papildomas pagalbinės priemonės ar mitybos principus, žinant, kad pagrindiniai dirgikliai jau pašalinti. Kalbant apie eliminavimą, yra du keliai. Vienas kelias yra palaipsniui šalinti iš mitybos trigerius, numatant, pavyzdžiui, gal tai gliutenas, gal tai pieno produktai, gal tai kofeinas, gal tai dar kažkokie tai trigeriai ir tai palaipsniui šalinti, kol pasiekiama švari mityba. Kitas kelias yra labai greitai pašalinti viską, palikti tik tai bazinę versiją mitybos, pasiekti remisiją ir tada palaipsniui įjunginėti produktus. Norėčiau, kad pakomentuotum tuos abu kelius, jų privalumus, trūkumus ir pasakytum savo nuomonę, kaip tu galvoji, kuris eliminavimo dietos kelias yra geresnis šiuo atveju. Eliminacinės dietos keliai turi savų privalumų ir gali būti taikomi skirtingai, priklausomai nuo individualios būklės, kantrybės lygio ir siekiamų rezultatų. Aptarkime kiekvieną iš jų detaliau. Pirmasis kelias – palaipsniui išiminėti konkrečius produktus, tokius kaip glitimas ar pieno produktai. Šis metodas yra švelnesnis ir gali būti lengviau priimtinas psichologiškai, nes nereikalauja iš karto visiškai keisti mitybos. Pradedant nuo pagrindinių įtariamų dirgiklių, tokių kaip glitimas, pieno produktai ar perdirbtas cukrus, galima stebėti organizmo reakcijas ir, esant teigiamam poveikiui, toliau tęsti eliminaciją. Tai tinka žmonėms, kurie nori švelnesnio perėjimo, taip pat tiems, kurie dar nėra tikri dėl savo kūno reakcijų į konkrečius produktus. Tačiau šis būdas gali užtrukti ilgiau ir yra mažiau efektyvus, jei egzistuoja daug skirtingų trigerių, nes sunkiau greitai pasiekti reikšmingą uždegimo sumažinimą. Antrasis kelias – drastiškesnė eliminacinė dieta, kai iš mitybos pašalinama beveik viskas, paliekant tik paprastą, švarią bazinę dietą, sudarytą iš mažai uždegimą sukeliančių produktų, pavyzdžiui, virtų ar troškintų daržovių, liesos mėsos, švarių riebalų, kaip alyvuogių ar kokosų aliejaus. Tikslas pasiekti kuo greitesnę ir ryškesnę simptomų remisiją, o tada, kai kūnas yra ramioje būsenoje, po vieną įvedinėti produktus ir stebėti reakcijas. Šis kelias efektyvesnis, norint greičiau nustatyti trigerius, tačiau reikalauja didelio atsidavimo ir gali būti psichologiškai bei fiziškai iššaukiantis, nes pirmosiomis savaitėmis mityba tampa labai apribota. Mano nuomonė dėl polimialgijos reumatikos atvejo būtų pasirinkti antrąjį intensyvesnį kelią, nes ši liga susijusi su stipriu uždegiminiu atsaku, kurį gali skatinti net keli veiksniai. Pradėjus nuo griežtos eliminacijos ir sukūrus ramią kūno būseną, yra didesnė tikimybė greitai sumažinti uždegimą ir skausmą, o tai suteiks pacientui galimybę aiškiai pastebėti kiekvieno įvedamo produkto poveikį.
Nors tai gali būti iššaukianti pradžia, polimialgija ir reumatika dažnai reikalauja intensyvesnių veiksmų, kad būtų pasiekta remisija. Toks metodas gali užtikrinti tikslesnį trigerių nustatymą ir sukurti tvirtą pagrindą ilgalaikiai mitybai, kuri prisideda prie uždegimo kontrolės. Dar noriu, kad prie visos šitos mūsų ilgos diskusijos pridėtum papildus. Kokius papildus išskirtum kaip palankius polimialgijos reumatikos atveju? Omega-3 riebalų rūgštys, ypač svarbios dėl savo stipraus priešuždegiminio poveikio. Rekomenduojama dienos dozė nuo 2 iki 4 gramų EPA ir DHA kombinacijos. Šios riebalų rūgštys padeda mažinti sisteminį uždegimą. 2. Vitaminas D. Dažnai polimialgija reumatika sergantiems pacientams nustatomas šio vitamino trūkumas, kuris gali prisidėti prie imuninės sistemos disbalanso. Rekomenduojama palaikyti vitamino D lygį kraujyje tarp 30 ir 60 nanogramų mililitre. Dažnai dienos papildas būna nuo 2000 iki 5000 TV tarptautinių vienetų. 3. Ciberžolės ekstraktas. Kurkuminas turi galingą priešuždegiminį poveikį. Rekomenduojama naudoti standartizuotą ekstraktą, kuris suteikia apie 500 mg kurkumino per dieną, geriausiai su juodųjų pipirų ekstraktu, piperinu, kad pagerėtų įsisavinimas. 4. Magnis. Padeda raumenų atsipalaidavimui ir gali sumažinti skausmą bei uždegimą. Polimialgijos reumatikos atveju rekomenduojama dozė nuo 300 iki 500 mg per dieną. Ščet, ypač naudojant gerai įsisavinamas magnio formas, tokias kaip magnio glicinatas arba magnio malatas. 5. Vitaminas C. Stiprus antioksidantas, kuris padeda organizmui kovoti su oksidaciniu stresu ir gali prisidėti prie uždegimo mažinimo. Rekomenduojama dozė yra nuo 500 iki 1000 mg per dieną. Probiotikai. Skirti palaikyti žarnyno sveikatą ir mikrobiomos balansą. Rekomenduojama rinktis probiotikus su keliomis skirtingomis bakterijų rūšimis, bent 5 milijardai gyvųjų bakterijų vienoje kapsulėje, ir naudoti juos kasdien. Šie papildai gali padėti mažinti uždegimą, palaikyti imuninę sistemą ir optimizuoti organizmo atsaką į polimialgiją reumatiką. Ačiū tau labai už išsame diskusiją ir dabar prašau tavęs padaryk trumpą ir konkretų mūsų diskusijos apibendrinimą. Polimialgija reumatika - uždegiminė liga dažniausiai pasireiškianti pečių ir klubų skausmu bei sąnarių standumu. Diagnozė remiasi klinikiniais simptomais, padidėjusiais uždegimo žymenimis CRB, autoantikūnų nebuvimu ir teigiamu atsaku į kortikosteroidus. Funkcinė medicina akcentuoja uždegimo mažinimą per mitybą ir žarnyno sveikatą. Rekomenduojama pradėti nuo eliminacinės dietos, išvalyti mitybą ir identifikuoti galimus trigerius. Papildai tokie kaip omega-3, vitaminas D, ciberžolė, magnis, vitaminas C ir probiotikai gali padėti mažinti uždegimą ir palaikyti sveikatą.